Patirtis iš tikrųjų su kanape yra nemenka. Jau skaičiuojam 13 metus, kaip susipažinom su šitu augalu. Iš vienos pusės patirtis ir viskas džiugina tai, kad mes prisilietėm prie to augalo, kad mes supratom tą augalą, išmokom užauginti, išdžiovinti ir paversti jį naudingais produktais. Ir šiandien dienai mūsų įmonė skaičiuoja apie 55 produktus, nes dirbame tiek kosmetikos srityje, tiek pačių ingredientų, iš kurių mes galime gaminti maisto papildus. Tačiau liūdina tai, kad praėjus 12 metų mes dar vis tarsi toje pačioje vietoje. Kažką lyg tai palengvinam, įstatymus lyg tai pakeičiam, bet iki galo nesureguliuojam teisinę bazę, kad visa gamyba galėtų būti paklausi jau ne tik Lietuvoje, kuri iš tikrųjų neįsileidžia šito augalo produktų, todėl kad kanabinoidai nėra maistas, nėra patvirtintas maistas. Tada mes kaip gamybininkai žiūrim, aišku, į užsienio partnerius ir šiandien, kadangi įmonė turi visus sertifikatus, ir tame tarpe vieną iš svarbiausių tai yra GMP Pharma sertifikatą, kuris mums atvėrė duris į pasaulinės rinkas. Tai yra, mes šiandien galime bendrauti su farmacinėmis kompanijomis, kurioms reikalingos kanabinoidas kaip aktyvioji vaisto medžiaga. Tai žinoma, mūsų kompanija pakėlė į visiškai kitą lygį. Tačiau kompanija galėtų žengti dar toliau, jeigu šiandien mes galėtume sukurti tuos poįstatyminius aktus, kurie leistų įmoniai gaminti dar įdomesnius produktus, kur šiai dienai galėtume teikti į pasaulį, kuriame reglamentacija kanapių produktų yra visiškai kita. Ir Lietuvos vardas skambėtų ne tik Japonijoje, skambėtų Australijoje, skambėtų ir kitose šalyse, kur kanabinoidai yra leidžiami ir maiste, ir gėrimuose, ir maisto papilduose. Biosidas iš tikrųjų tai kompanija, kuri labai daug bendradarbiauja su mokslo institucijom. Šiai dienai mes turime pasirašytas sutartis su Kornelio universitetu, mes dirbame su Kauno technologijos universitetu, mes išlošiame projektus, kuriuos finansuoja dalį tų projektų finansuoja Europos Sąjunga. Tas mums leidžia išanalizuoti tuos kanabinoidus ir kurti produktą taip, kaip rodo tyrimas, kad jisai būtų iš tikrųjų naudingas žmogui. Ir mes matome, kad kitose pasaulio šalyse jau pradedami kurti produktai, kurių sudėtyje yra ne tik tai kanabinoidas CBD ar CBG, bet ir visas buketas kanabinoidų, kuriuos užaugina kanapėje gamta. Tame tarpe ir THC, kas šiandien yra Lietuvoje, ir visam pasauliu psichotropinis kanabinoidas, bet kitos šalys priima jau medicininę reguliaciją. Ir tie produktai yra parduodami per gydytojų organizacijas su receptais. Ir tai tikrai padeda žmonėms. Dar galbūt mažai pasaulyje vykdoma medicininių tyrimų, bet aš manau, kad tai yra ateitis. Tai biosidas galėdamas gaminti viską ir paimti iš kanapės žiedo taip, kaip sutvėrė gamta, galėtų tikrai būti konkurencingas tokiose šalyse, kur šiai dienai viskas vyksta ir eina link medicininių, kanapių panaudojimo. Tai yra arba maisto papildai, arba grinai, gal taip ir netraktuojama kaip vaistas, bet jie yra žmogui teikiami su receptais.
medikų bendruomenė susidomėtų, manau, būtų labai svarus indėlis į šitą pramonę. Todėl, kad žmonėm vis tiek yra labai svarbus specialisto žodis. Bet medikų bendruomenė, manau, kol kas nedaro to žingsnio, todėl kad pirma, nėra medicininių tyrimų ir nėra įrodymų, kad jie gali rekomenduoti pacientui. Antra, Lietuvos reguliacinė sistema yra tikrai nepalanki dabar tą daryti, nes nėra sureglamentuota pilnai tas įstatymas. Jis kol kas draudžia vartoti kanabinoidus žmogui, nes tai, kaip ir kartoju, nėra maistas. Tai būtų tiesiog gydytojų bendruomenės sugaištas laikas šiai dienai. Bet jeigu reguliacinė sistema pasikeis ir bus atkreipiamas dėmesys, kad kažkaip reguliuoti ne taip, kad kiekviename kioskelėje galima būtų nusipirkti, o vis dėlto eiti per tą receptų mažų vaistinių patirtis, ką daro Vokietija, tai manyčiau, tada įsijungimas Lietuvos medikų bendruomenės būtų tikslingas.